Ištrauka iš romano Vedama tamsos 25 skyriaus. Gyvensi, stiklą ištraukiau, užklijavau. Įsmigo negiliai. Jei būtum visų svorių primynusi, būtų žiauresnės pasekmės. Vyras pakilo nuo lovos, sučižėjo saujoje spaudžiami pleistro popierėliai. Ačiū. Antarina išgirdo savo netvirtą balsą. Tada pralemeno lyg teisindamasi ar užtardama Pavlą, o gal dėl savo pačios saugumo. Mašina sugedo, tai šeimininkas pas kaimyną nuėjo. Detalių ar pakalbėt, nežinau tiksliai, bet jis turėtų tuoj grįžti. Jeigu jums reikia skubiau, tai čia netoli. Šeimininkas, sakai. Dar klausimas, kas čia šeimininkas. Šio šeimininko virtuvė kaip alkoholio skyrius. Bent šukę sušluosiu. 2 sekundės tylos ir vėl balsas per nosį. Telefas Pavlo, o ne? Antarina apmirusi sustingo, žvelgdama į tuštumą. Ji neišgirdo, kaip vyras atsidūrė virtuvėje. Grinai kaip ina. Žmogaus balsas nepiktas, bet nemalonus. Dabar Antarina ryškiai pajuto, apie kokias skleidžiamų garsų vibracijas pasakojo palatos kaimynė, kalbėdama, kas jai yra negražus, negeras, įtartinas žmogus. Mintimis grįžusi 4 valandos atgal suprato, kad neapgalvotų staigių judesių užkliudė butelį, kuris parvertė dar vieną, o gal ir daugiau. Tada žengo žingsnį į pado šoną susmigo šukė ir jį laikydama rankoje mobilų išvystelėjo juo į balso pusę. Vadinasi, mašinai hajukt. Tai jūs pririšti prie vietos, ne? Nors bendrai Paška gali mėnesiais iš čia kojos nekelti. Kavos gersi? Antarina atsisakė. Norėjo kuo greičiau atsikratyti keistų svečių, kurio nedrįso paklausti, kas jis Pavlui. Okei, tada ir aš negersiu. Rūkai? Puti? Ne. Antarina išgirdo brėžiamą per dėželės krašto degtuko garsą ir po valandėlės užuodė tirštą aromatą. Žemės riešutų ir kakavos natos. Šokoladas. Neblogos kokybės. Atmintyje iškilo ispaniški barai, poilsiautojai, rūkstančios jų pirštuose suktinės, muzika ir juokas. Kitas, išnykęs pasaulis. Zefyrų lauktuvėm atvežiau. Paškos miegamajame paliksiu. Jaučiu, tokius jau senokai valgę, nors gal Rusinę dar parduoda. Specialiai ieškojau, kad siurprizą padaryčiau. Dabar tokiems surasti reikia nemažai pardžių apsukti. Tik meriai gavau. Antarina liko apstulbus, išgirusi vyro balsą, jau iš Pavlo kambario. Tarsi būtų nusklendęs kaip dvasia, o ne savomis kojomis ėjęs. Padedu ant stalo, prie nuotraukos su vaiku, kur Paška ant rankų laiko. Patikslino užgulta nosis ir kuriam laikui nutilo. Merė negirdėta. Tyla užsitęsė gal 10 sekundžių. Įtempusi klausą, Antarina gaudė kiekvieną krebždėsi, nenumanydama, kur dabar išgirs balsą, bet jis vis dar buvo ten pat. Pigių prekių parduotuvės tinklas iš Rusijos, vadovai lik iš Krasnojarsko. Berods 19 atidarė. Nemanau, kad juos uždarys. Kieno čia fotkė? Pas Pašką. Nežinau, aš nematau, atsakė trumpai ir nesureagavo per jautriai. Nepalaikė netaktiškumu. Net pati nustebo atsirandančią palankę ramybę, lyg jau būtų susitaikiusi, ne tik su tuo, kad nemato, bet viskuo, ko gali laukti iš šio vyro. Klausyk, gal Paška vtichare šeimą sukūrė? Paklausė tarsi nusispjaudamas. Aš tikrai nežinau, atsakė jų trumpai, stengdamasi, kad balsas skambėtų palankiai. Po valandėlės vyras kostelėjo tarpduryje. O juk kurti šeimą yra labai malonus procesas, ką manai? Išgirdo mąsliai, bet kartu apdairiai skambantį balsą. Mano patirtis mažiau pozityvios. Negarsiai atkirto Antarina sukryžiuodama kojas. Štai kaip, įdomiesi. Nieko nežinai, nieko nematai? Negarsiai sumurkė. Užsitęsus tylai moteris pasijuto stebima, net tyrinėjama. Stengėsi atrodyti nesusikaušiusi, tačiau mintimis perbėgo per savo kūną, pastikrindama, kokį gali sudaryti įspūdį. Dilgtelėjo, o gal jis iš tų slidžių, nenuspėjamų ir nesugaunamų.
Tokie žmonės tarsi fantomai. Viską pastebi, bet niekuomet nežiūri į akis. Kažkas sakė, veidas yra sielos veidrodis, o akis vertėjos. Akis. Dabargi, ji gali tik įtariai spėlioti, ar vyro žvilgsnis keliauja per jos odą. Juk jis gali pasinaudoti padėtimi ir neliesdamas apžiūrinėti ją kaip eksponatą. Už lango pasigirdo, bėda tam, kuris tik naudotis nori, o įsižadėti nemoka. Giliai plaučius įtraukęs dūmus vyras šypsojosi, matydamas sutrikusią trapią būtybę. Po to tyriamai apžvelgęs pustuštį kambarį, tyliai išpūtė tirštą miglą į kramtomosios gumos burbulą. Išėmęs jį iš lūpų, prilietė rusenančių cigaretės galiuku. Plona burbulo oda subliuško, išleisdama salstelėjusi kanapio aromatą ir nuskriejo į pravirą skraibelių dėžę. Skaitė knygos autorė Emma Rothwell.